Jeigu vyras turi stiprią asmenybę, tai mes sakome, o vyriškas vyras. Aha. Bet iš tiesų ne, jisai nėra labiau vyriškesnis už kitą vyrą, kurio asmenybė silpna. Manas, jeigu paimti du vyrus, abudu, vienas yra vadinamas vyriškas vyras, kitas moteriškas, jeigu žiūrėt biologiškai, abudu jie vyrai. Ir tą gali jums patvirtinti bet koks medikas. Bet žmonės, kurie stebi juos, gali sakyti, o šitas vyriškas. Dėl to, kad jisai turi stiprią asmenybę, tai reiškia, jis sugeba pasiekti tikslus. Ok, mes tarsi pririšome. Pririšom, jo. Ir lygiai taip pat su moterim. Tai su vyru kaip ir normalu tas visas dalykas, bet su moterim, kada moteris turi išvystytą stiprią asmenybę. Tada mes turim tokį neįprastą reiškinį, nes realiai net Lietuvoje tik tai po Antro pasaulinio karo moteris buvo prileistos mokintis vidurinėse mokyklose, mokintis siekti vadinamųjų visuomeninių tikslų. Ir tos stiprios vadinamos moterys visai neseniai atsirado. Tai reiškia, tos, nežinau, 200 000 metų, kol mes esame homo sapiensai, tai tik tai pastarasis, nežinau, 50-70 metų, kada yra toks reiškinys, tai yra moteris su super stipria išvystyta asmenybė.